Labas rytukas, penktadienio rytas. Šiandieną taip anksti atsikėliau, prabudau 5 valandą ir po to jau nėjau užmigti, o šiaip aš keliuosi 6:30. Tai šiandieną netgi spėsiu papusryčiauti. Tai jau išsiviriau kiaušinių, tai vėlgi kiaušiniai šiandieną. 4 kiaušiniai virti, duona su avokado. Mano pusrytukai dabar tik tai 7, po 7 šiek tiek. Tai papusryčiausiu, suruošiu vaikus į mokyklą, nuvešiu ir važiuosim su mamyte kavos atsigerti kažkur tai. Tai va, o po to jau šiandieną jau lėksiu į džymą. Vakar nepavyko pasportuoti, bet šiandieną pasportuosiu paskutinę dieną. Tai šią savaitę 4 dienos tik tai bus sporto. Tai va, einu pusryčiauti ir kelti vaikų jau ruošti į mokyklą, į darželį. Vakarieniai gaminsiu burgerį lėkštėje, kaip aš vadinu, tokį dubenėlį. Tai su salotom jau ne pirmą kartą darau, jau esate matę. Salotų dėsiu, pomidorų, faršą pakepinsiu su prieskoniukais. Dėsiu marinuotų agurkėlių, padažiuką darysiu su jogurtu, česnaku įspausiu. Kečupo dėsiu, šitas kečupas mažiau cukraus turi, siračios dėl aštrumo. Ir tik tai jau vakarienė, kadangi tai angliavandenių jau šiandieną pakankamai suvartojau, tai nedėsiu bulvių. Labas rytas, šeštadienio rytas, aš jau puošiuosi, ruošiuosi, reikia plaukus dar įsidžiovinti. Tai šiandieną šeiminėlė praleisime kartu dieną. Tai važiuosime į kitą miestą, nes čia atsibosta mums, čia kur mes gyvename, tas mūsų miestas, tas pats per tą patį viskas. Tai karts nuo karto išvažiuojame kažkur tai kitur praleisti dieną, laiką. Tai šiandieną oras nėra toks labai jau superinis, aišku, saulė šviečia, bet nėra labai šilta. Bet tai svarbiausia, kad nelyja ir tikiuosi, kad nelis. Tai nuvažiuosim kažkur tai kavytės atsigersime, gal po parduotuvės pasivaikščiosime ir taipogi važiuosim kažkur papietauti, nes vis dėlto ne namuose būsime. Ir jeigu nelis, bus geras oras, tai kažkur į parką nuvažiuosime taipogi pasivaikščioti, kad būtų aktyvi diena. Tai va, tai tokie šiandienos planai, tokie planeliai.
mūdu su mažyliuku tai nakti baldos esame. Šeštadienio naktis jau po 11, mes dar vakarojame, ne? Guli pas mane lovoje, bandau užmigdyti, bet niekaip. Bet pas mus jau taip įprasta, mes niekada nenueiname be 11 miegoti, nu tai šiandieną jau po 11, nu tai gal ir užmigs jau greitų laikų, bet abejoju, nes šiandien pietų miego vėlai nuėjau miegoti. Tai be šansų anksti nueiti mums miegoti, o savaitgaliais irgi, kad ten ilgiau pamiegoti, tai nepavyksta. Vėlai einam miegoti ir anksti keliamės. Tai šiandieną iki 7 pamiegojome, nu šiek tiek ilgiau nei įprasta diena, bet be šansų ilgiau pamiegoti. Arba anksčiau nueiti miegoti. O aš tai šiaip tai mėgstu anksti nueiti miegoti, anksti atsikelti, bet su mažyliu tai nepavyksta to padaryti. Tai šiandien labai smagiai praleidome dieną, buvome išvažiavę, bet nepasisekė su oru, lijo, o iš ryto toks gražus buvo oras saulėtas, galvojau dar atšils, bus faina, smagu, bet tik išvažiavom ir pradėjo lyti. Tai visą tą laiką ir praleidome prekybos centre, pravaikštinėjom ten, tai vienur, tai kitur, tai parduotuvės užsukome, apsižiūrėjome, bet nieko nepirkau. Tai kavos atsigėrėm, tai skanuką suvalgėm, tai papietaut nuėjom į turkų kebabinę. Labai šiaip skanus maistas buvo, tikrai labai patiko, bet aišku, tas greitas toksai maistas nieko gero, apsunkstino to tokio maisto. Tai jau šiandieną vakarienės jau net nieko nevalgiau, nes nieko nenorėjau, nes mūsų pietūs buvo gan tokie vėloki, kažkur 4 valandą po 4. Tai jau kai grįžom, jau vakare jau net nieko nebevalgiau, nes nesinorėjo. Tai mityba tokia buvo šiandieną nieko gero, pusryčiai tik tai buvo mano tvarkingi, o po to jau nesąmonės. Tai aišku ir savo tą kalorijų deficitą šiandieną viršinau. Nu, bet tai savaime aišku, kad kai išvažiuoji kažkur, tai jau žinai, kad jau ne namuose valgysi. Aišku, ten galima pasirinkti mažiau kaloringesnį tą maistą. Tai va, bet kaip gavosi, taip gavosi. Tikrai aš ten nesivežu savo maisto, nes vis tiek ten išvažiuoji, kad atsipalaiduoti, kad praleisti dieną, kad suvalgyti ten kažkokią tai nesąmonę. O šiaip ir ne kiekvieną ten savaitgalį ar ne kiekvieną dieną būna tas greitas maistas pas mane. Būna ten kartais į savaitę, kartą ten kažkoks tai vienas tas valgymas, tas greitas maistas ar kažkoks tai skanukas. Bet ir tai būna ne kiekvieną savaitgalį. Bet šią savaitę tai jau gavosi, kad jau 2 dieną jau nesąmonės valgiau, nes 4, man atrodo, vakarieniai ten KFC valgiam. Ir šiandieną va tas skanukas ir tas kebabas. Tai jau per daug šią savaitę. Ir dar šitą mėnesį nusimato 3 gimtadieniai, bet aišku, tik tai 2 švęsime. Tai antradienį 19 dieną bus mano mažyliuko gimtadienis. Tada 26 dieną tėčio mano gimtadienis, bet aišku, tėtis Lietuvoje gyvena, tai nešvęsime. Ir tada mano mamytės gimtadienis bus 29 dieną. Tai jau nusimato torto valgymas, bet aišku, dabar jau stengsiuosi išlaikyti tvarkingą tą mitybą, nors ir tie gimtadieniai bus, bet valgysiu savo maistą, subalansuotą maistą, ten nebent tortuko tą gabalėlį suvalgysiu, bet jokių nesąmonių tikrai stengsiuosi nevalgyti. Bent jau taip planuoju, kaip gausis, nežinau, žinot, kaip būna kartais
kartais gaunasi taip, kaip gaunasi. Bet reikia susiimti ir siekti savo tikslo ir pasiekti tą savo tikslą. Tai nereikia savo leisti ten labai dažnai valgyti to greito maisto ar ten kažkokių tų nesąmonių, nes tada tikrai tikslas užsitęs, tas tikslo siekimas. Bet aš renkuosi tą tokią mitybą, kurios galėčiau ilgai laikytis visą tą savo gyvenimą. Tai esu jau sakiusi, kad aš neatsisakau nieko neriboju. Aišku, pas mane ta tvarkinga mityba paskutiniu metu tikrai dabar ilgą laiką. Vien tik tai namuose gamintas maistas, ten jokio to greito maisto ten nėra, kad būtų labai dažnai. Ir to perdirbto maisto neperku. Visada namuose gaminu šviežią maistą. Tai va, tai rytoj grįžtu į savo tiesiog mitybą tvarkingą, subalansuotą, į savo kalorijų deficitą. Ir viskas, aišku, ten galbūt tas svoris ten rytoj ten bus padidėjęs, ten susikaupia daugiau tų skysčių, bet tikrai ne riebalų sąskaita ten padidės tas svoris. Kažkada buvo ten tokių komentarų, kad kaip ir dabar čia, pavyzdžiui, šiandieną tokia mityba mano buvo ir buvo pakomentuota, tai taip valgant tikrai nenukris svoris, nenumesi svorio. Bet tai dabar realiai pagalvokite, tai metate svorį, tai reiškia, reikia visko atsisakyti, tik tai tvarkinga mityba, ten jokių tų greitų maistų net negalima sau kartais leisti. Tai ką tada, tai kol numesite svorio, reiškia, nevalgysite to greito maisto ar ten kažkokių tų saldumynų, ar ten galbūt nešvesite ten tų gimtadienių, neisite į gimtadienius, nevalgysite ten torto ar kažkokio ten kito to greito maisto, kol mesite svorį, o tai reiškia, kai jau numesite svorį, tada jau galėsite valgyti tuos greitus maistus, ten saldumynus. Tai aš, pavyzdžiui, nesuprantu tokio mąstymo, tai aš manau, kad turi būti, nors ir metant svorį, turi būti tas normalus gyvenimas, kad meti svorį, tvarkinga mityba, bet kartais gali leisti ten suvalgyti savo kažką, tai kad ir to greito maisto, kad ir ten kažkokį tą skanuką, ar ten gimtadienį suvalgyti to torto gabalėlį, bet manau, kad turi būti tas balansas toksai, kad išlaikyti tą daugiau tvarkingesnę mitybą, bet leisti sau kartais suvalgyti ten kažkokią nesąmonę, bet jo labiau, jeigu ir išlaikomas tas kalorijų deficitas, tarkim, kad ir kaip šiandieną valgiau, kažkokį tai ten tą kaip ir kebabą, bet galima pasirinkti ten mažiau ten suvalgyti, kad išlaikyti tą kalorijų deficitą. Jeigu bus tas kalorijų deficitas išlaikytas, vis tiek svoris kris, nesvarbu, ką jūs ten valgysite, ar ten tą greitą maistą, ar ten saldumynus, bet jeigu kalorijų deficitas bus, svoris kris. Ir kad ir tarkim ten tą vieną dieną ten bus tarkim koks gimtadienis, ten valgysite kažkokiu tai nesąmonių, ten torto, dar kažko ten daugiau leisite savo suvalgyti, viršysite tą kalorijų deficitą. Tai taip atsitinka, bet kitą dieną grįžtam į tą savo mitybą, tęsiam toliau ir vis tiek pasieksime tikslą. Tai aš tai nematau kažkokio tai čia tikslo, mesti viską, nevalgyti ten to greito maisto, retkarčiai savo neleisti ar kažkokio skanuko, kol numesi svorį. O po to jau grįši į tą, numesi svorį, grįši jau į tą savo buvusią mitybą, ten valgysi vėl nesąmonės, tai tas svoris ir ataugs. Tai manau, kad taip turi ir būti, kad meti svorį, išlaikai kalorijų deficitą, tvarkingą mitybą daugiausia, bet kartais suvalgai kažkokią nesąmonę ir vis tiek numesi, pasieksi tą savo tikslą.
Tai manau, kad reikia gyventi normalų gyvenimą, o neatsisakyti kažko. Tai dėl to taip ir būna ten dauguma ir nepasiekia to tikslo, pasiekia tą tikslą ten atsisakydami kažko tai sau drausdami, bet tiesiog pasiekia tą tikslą, grįžta vėl į tą nesąmoningą mitybą, vėl viską valgo ten, ko sau draudė galbūt. Ir vėl atauga tas svoris ir taip ir tęsiasi, meta svorį, priauga svorio, vėl meta svorį, priauga svorio. Tai manau, kad rinktis, kaip ir sakau, tą ilgalaikę tokią mitybą, kurios galėtume laikytis visą gyvenimą. Tai tarkim, kaip aš darau, kad laikausi daugiausia tos tvarkingos mitybos ir retkarčiais sau leidžiu suvalgyti kažkokią nesąmonę, bet aš vis tiek pasieksiu savo tikslą. Tai kaip ir matėte, kiek dabar laiko metu, vis tiek man tas svoris krenta, kad ir aš suvalgau ten retkarčiais to greito maisto ar tų nesąmonių, bet svoris tai krenta. Tai va, nu, bet tai čia kiekvieno pasirinkimas, kas kaip nori, taip meta. Tai viskas, jau žinokit, jau užbaigsiu šitą vlogą, nes jau gan vėlu yra, reikia eiti jau miegoti, mano mažyliukas jau pyksta, jau matau, kad miegelio nori. Tai sakau labą naktukas ir susimatysime kitame mano vloge.